Vilniuje prabangių namų kaiminystėje skursta jauna moteris ir 3 metukų mergaitė. Laurai tik 22. Vaikystėje pati artimųjų meilės mažai patyrusi Laura pilnametystę sulaukė vaikų namuose. Likimo ironija, bet grįžusiai namo galiausiai jai pačiai tenka rūpinti savo mama ir močiute, tomis, kurios kadaise jos atsisakė. Kai gimė pačios dukrytė, vargo našta tapo nepakeliama. Neturėjau nei sauskelnių, kai vaikas gimė, nieko neturėjau. Man siūlė ją atiduoti vaikų namus, klausė jau ligoniniai, ar aš ją auginsiu, ar ne, aš sakau, aš ją auginsiu. Kaip man būtų sunku, aš ją vis tiek jau užauginsiu. Ir su Dorotėjos gimimu vyrų namuose neatsirado. Socialinis būstas atiteko Laurai su visomis skolomis, daugiau nei 10 000 litų. Yra skolos ir užvažiavimo bilietukų, nes neturėdavau už ką nusipirkti talonėlį, o dabar talonai ir pabrango. Gaudavau baudą. Iš vaiko pinigų atskaičiuoja. Būna, kad atima tos 52 litukus, o tus pasiema ir mes neturim ką valgyti. Laura nemano, kad gyvenimo našta jai per sunki. Pati kapoja malkas, kurias geri žmonės atiduoda, į kalną atsiveža su vaiko vežimėliu dujų balioną. Taip, nes čia sąlygų gyventi beveik nėra. Ir mus ketina kaip ir išmesti šio būtų. Skolos yra nemažas ir klausinėjau, kur aš dėsiu dukrą, kur pati dėsios. Nei močiutės, nei mamos, jokius nakvynės namus, senelių globos namus, niekur aš neatiduosiu. Šeima yra šeima, visi turim būti kartu. Galbūt šiandien kiekvienam iš jūsų, kurie šiandien mus žiūrit, yra puikus šansas tiesiog atsiteisti. Galbūt už savo tą gyvenimo skupumą, už tą godumą, už kartais neteisybę kito žmogaus atžvilgių, o būtent paremta šeimas, paremtos vaikus, nes jie tiesiog nekalti dėl tų gyvenimo negandų. Поэтому с приближением Дня матери медиахолдинг Baltic Media Alliance вместе с организацией Caritas приглашает всех неравнодушных присоединиться к акции доброты «Помоги моей нуждающейся маме». Padėkite mano mamai. Kai aš užaugsiu, aš pats padėsiu savo mamai. Отослав короткое сообщение на короткие номера, которые вы сейчас видите на экране, вы можете пожертвовать 2, 5 или 10 литов. Ежедневно до 5 мая мы будем ждать людей доброй воли в центрах Caritas в Вильнюсе, Клайпеде и Шауляе. Более подробная информация в интернете www.dalinkisgerumu.lt. Информационные партнеры ru.15min.lt. Республика. Обзор.